Veido kontūravimas. Kaip pasirinkti tinkamą priemonę jums? Visų pirma, turite nuspręsti, ar norite matinės ar švytinčios priemonės. Jeigu esate šviesios odos savininkė, tuomet rekomenduoju rinktis šaltesnio atspalvio bronzantą. Jeigu esate įdegusios tamsesnės odos, tuomet galite naudoti ir šiltesnių atspalvių bronzinantį produktą. Jeigu oda turi tekstūrinių nelygumų ar bėrimų, tuomet rekomenduoju rinktis matinį bronzantą. Tačiau jeigu oda yra lygi ir norisi švytinčios odos efekto, tuomet galite rinktis ir švytinti. Kontūruoti geriausia su vidutinio dydžio puriu šepetėliu. Taip, tai kontūruojam paimdami produkto, jo nereikia daug ir būtinai visada nupurtom perteklių. Tuomet susirandam zoną nuo ausytės viršaus link nosies ir lūpų tarpelio, tai yra šią, ir turime sustoti maždaug ties antakio aukščiausių kampu. Ir tuomet tapšnojamaisiais judesiais. Taip, labai svarbu tai daryti lengvais tapšnojamaisiais judesiais, nes braukdamos jūs galite nuvalyti makiažo pagrindą. Tuomet kaktos zona. Įsivaizduokite, kad turite skyrimą per vidurį ir tuomet kabinate užuolaidą, kuri eina per aukščiausią antakio kampą ir antakio galiuką ir nueina štai čia. Kaktos kontūravimas turėtų būti švelnesnis nei skruosto kontūravimas. Taip pat galime pasikontūruoti ir nosytę. Mums reikės puraus šepetėlio, šiek tiek produkto ir truputėlį nosies apačią. Ir tuomet nuo antakio pradžios šiek tiek nosies briaunelę iš vienos pusės ir iš kitos. Labai švelniai, tikrai nereikia persistengti ir svarbiausia, nekontūruokite šitos vietos. Geriau tik tai apatinę dalį. Taip pat kontūravimo pagalba galite pasiputlinti ir lūpas. Tai mums taip pat reikės puraus šepetėlio ir šiek tiek po apatinę lūpą pasitamsinam ir sukuriam šešėlį.